directly into your system, phone, and work environment. Staff is unavailable, Cybora gladly answers the call, maintaining professional and helpful interactions with your clients. Our AI is smart enough to handle simple problems and provide relevant advice automatically, freeing up your human team for complex. Intelligently detects incoming scam calls, flagging them instantly so you know who is on the line. When a scammer calls, Cybora can take over the conversation, wasting the scammer's time and protecting your valuable resources. Integrated into your system or working ready to assist. Contact us today for a personalized demonstration and see firsthand the power and protection Cybora can bring to your business. Dažnai reikalauja pradinių investicijų ar pastangų. Ar domina konkretesni būdai? Jo, kas tu toks esi? Aš esu didelis kalbos. Opa, ir tu gali kalbėti lietuviškai? Taip, galiu. Ar turite dar klausimą? Jo. Ką tu žinai apie Lietuvą? Apie ką? Patikslinkite, prašau. Apie Lietuvą. Lietuva yra Baltijos šalis, turinti ilgą istoriją, gražią gamtą gyvenimą. Kas jūs labiausiai domina? Kaip uždirbti milijoną? Grįžtant prie milijono, tai, kaip minėjau, dažniausiai reikalauja investicijų. Lietuvos Respublikos prezidentas yra Gitanas Nausėda. Ar norėtumėte sužinoti apie jį daugiau, ar pereiti prie kitos temos? Kaip uždirbti milijoną? Šiek tiek palaukite, man reikia išsiaiškinti. A kam rašai arabiškai? Patikslinti, kas yra būštertas. Galbūt tai susijęs su kokiu įvykiu ar asmeniu? Atsiprašau, bet nesupratau jūsų klausimo. Ką tiksliai norėjote paklausti? Jo, kodėl rašai arabiškai? Kodėl arabų kalbą mokaisi? Aš pats nesimokau kalbų. Aš tiesiog galiu atsakyti įvairiomis kalbomis, priklausomai nuo užklausos. Jei pageidaujate, galime pabandyti kalbėti ir arabiškai, bet kol kas tęskime lietuvių kalbą. Jo, gerai, tai tu lietuviškai parašyk atsakymus, o ne angliškai. Supratau, nuo šiol visi atsakymai bus tik lietuvių kalba. Ar turite kitų klausimų? Taip, kiek bus 2 + 2?